Kosmosas, kodėl apie tai niekas nepasakoja. Daugelis astrologų dalinasi apie Merkurijaus retrogradus ir apskritai apie visas kitas planetas, kas ten vyksta, bet mažai kas pasakoja apie laiko kilpas, kurios yra labai labai svarbi. O kol klausaisi, gali paspausti visus šitus tris, ar kiek čia tų mygtukų, nežinau, kiek čia jų aš įdėsiu, visus šitus mygtukus, kad nepraleistum kitų įrašų ir būtum kosmose. Tai planeta, kai jinai būna retrograde, jinai prieš įeidama į retrogradą pradeda daryti tokią vadinamą laiko kilpą. Jeigu dabar planeta yra retrograde, pavyzdžiui, 3 savaitės, jos laiko kilpa truks 1,5 mėnesio. Jeigu planeta yra, pavyzdžiui, kokius 4 mėnesius retrograde, jos laiko kilpa gali trukti net beveik visus metus. Todėl, kai mes darome žmogui prognostiką, pirmiausia, ką astrologas daro, jisai žiūri laiko kilpą, nes jos visą laiką parodys kažkokias svarbes esminės situacijas žmogaus gyvenime. Tai dabar artimiausia laiko kilpa, kurios mes laukiam, yra Merkurijaus. Merkurijus vasario 26 dieną įeina į retrogradą ir jame bus iki kovo 20 dienos. Bet jo laiko kilpa prasideda vasario 12 ir truks netgi iki balandžio 10. Kodėl tai svarbu yra jums? Jeigu pas jūs, jūsų astrologiniuose žemėlapiuose yra planetų, žuvų, vėžio arba skorpiono nuo 8 iki 23 laipsnio, jums šis Merkurijaus retrogradas bus nuostabus, nes Merkurijus į jūsų asmeninį astrologinį žemėlapį, į tas planetas esančias tose laipsniuose darys trigonus. Trigonai yra labai geri, stiprus aspektai, kurie duoda žmogui augimą, plėtrą, galimybės. Ir jeigu jūs esate dvynys arba mergelė, arba savo astrologinėme žemėlapyje turite ascendentą mergelės arba dvynio zodiako ženkle, jums šis retrogradas yra svarbus, nes jūs ir esate Merkurijus. Tai jums apskritai visi jo pokyčiai, susijungimai, opozicijos, kvadratūros ir taip toliau, retrogradai yra svarbus, nes konkrečiai jūs tai stipriau liečia negu, pavyzdžiui, kitus žmonės. Bet dabar, jeigu jūs savo astrologiniuose žemėlapiuose, dvyniuose, mergelėje arba šaulyje nuo 8 iki 23 laipsnio turite planetų, jums šis Merkurijaus retrogradas, taip sakykime, nelabai į naudą, dėl to, kad jisai darys kvadratus arba opozicijas į jūsų esančias planetas tose laipsniuose. Planeta Merkurijus yra atsakinga už intelektą, logiką, mąstymą, komunikaciją, susitarimus, sutartis, transportas, automobiliai, elektronika, komunikacija, visa žiniasklaida. Kai prasideda retrogradas, šitos temos pradeda strigti. Tai ypatingai mes matome daugiau avarinių situacijų keliuose, nes žmonės būna netokie atidus, matome prezidentienės kalbą viešojoje erdvėje ir panašius dalykus. Tai vadinasi stringa. Tai vat jums, kas turit mergelę dvyniuose arba šaulyje planetų nuo 8 iki 23 laipsnio, jums Merkurijus darys kvadratus ir opozicijas, tai reiškia, kad jūsų irgi šitos temos, už ką yra atsakingas Merkurijus, pradeda strigti. Tai tuo metu geriau nieko nepirkti, geriau neinvestuoti, neremontuoti, nekeliauti, sutarčių svarbių nepasirašinėti, nes tiesiog viskas ten pradeda suktis kaip karusėliai. Tiem, kam labai veikia smegenis, papasakosiu, kaip apskritai ta laiko kilpa užsimesga ir kaip jinai čia pradeda veikti. Sakydama, kad planeta juda atbulai, čia yra daugiau tokia perkeltinė prasme, dėl to, kad planetos jos kaip juda, taip judėjo, jos niekada neapsisuka, niekur ten savo trajektorijų nekeičia, bet mums Žemės gyventojams stebint į Žemės, į dangų susidaro kartais tokia iliuzija, kad planeta judėjo ir apsisuko. Tai va čia vadinasi tas retrogradas. Tai dabar laiko kilpoje kaip vyksta. Įsivaizduokit, kad planeta, tai tarkim yra automobilis. Jisai važiuoja, pravažiuoja parduotuvę, važiuoja toliau, pravažiuoja degalinę. Nusprendžia apsisukti, pravažiuoja degalinę, pravažiuoja parduotuvę ir vėl nusprendžia apsisukti ir vėl pravažiuoja parduotuvę ir degalinę. Tai 3 kartus susijungia su tais objektais. Tai ir planeta, būdama laiko kilpoje, 3 kartus daro tą patį aspektą su jūsų natalinėmis planetomis. Dėl to labai svarbu, ką turite nuo 8 iki 23 laipsnio savo horoskope, tuose minėtose zodiako ženkluose. Ir priklausomai vėlgi, tas automobilis judėdamas, ar draugauja su ta parduotuvė ir su degalinė. Čia nesąmonę pasakiau. Dabar
Pasidalinsiu keliomis datomis, kurios iš tikrųjų svarbios konkrečiai šitoje laiko kilpoje ir į kurias reikia atkreipti dėmesį. Pirmoji yra vasario 12. Vasario 12 Merkurijus jau yra laiko kilpoje ir jisai susijungs 10 žuvų laipsnėje su šiauriniu karminiu mazgu. Šiaurinis karminis mazgas visą laiką rodo kažką naujo. Tai vadinasi, tai, kas užgims naujo nuo vasario 11 iki 13 dienos bus svarbu dėl to, kad Merkurijus laiko kilpoje dar 2 kartus jungsis su to šiauriniu karminiu mazgu. Tai vadinasi, kažkas užsimesga apie vasario 12, kažkas jau vystosi, man atrodo, ten bus jau kovo 17 ir jau link pabaigos eis apie kovo 21-22 dienomis, kada jungsis Merkurijus su karminiu mazgu. Karminis mazgas jau rodo kažkokias karminės situacijas, dėl to labai svarbu, ką jūs tuo metu komunikuosit, kas išeina iš jūsų burnos, ne? Ką jūs sakot, kur pasirašot kažkokius svarbius dokumentus, kažkokius svarbius susitarimus darote, ne? Ką komunikuojate viešą erdvę, kur keliaujate, su kuo susitinkate, vienu žodžiu, kas yra jūsų informaciniam lauke, kokia informacija jūs pasiekia, būtent apie tą vasario 12 dieną, bus labai svarbu ir laiko kilpą jūs greičiausiai suprasit vėliau, jau apie ką čia buvo. Toliau svarbi data yra vasario 25, nes tuo metu Merkurijus sustoja. Tai vadinasi, planeta judėjo, pradeda lėtėti, sustoja ir apsisuka. Tai va tas sustojimas yra svarbus, nes intelekto komunikacijos planeta stovi vietoje, ji nejuda. Tai vadinasi, jeigu tą dieną vėlgi vyksta svarbus susitarimai, sutarčių pasirašymai, kažkokie projektų paleidimai, steigimai ir taip toliau, jie tiesiog stovės vietoje. Nesivystys, nei susitarti, striks, vėluos, vienu žodžiu, tai yra kritinė mėnesio diena. 25 vasario, prieš einant Merkurijui į retrogradą. Ir bus dar antras sustojimas, tai bus tai bus kovo 21-22 dieną. Merkurijus jau išeidamas iš retrogrado irgi jisai judėjo atbulai, sustoja, sulėtėja ir pradeda vėl judėti tiesiai. Tai čia irgi yra stacionarus Merkurijus, bet čia jau geresnė situacija dėl to, kad kai buvo į retrogradą įdinėjo, tai jis įeina į chaosą, sustovi prieš eidamas į chaosą, o čia iš chaoso išeidamas sustoja ir pasiruošia naujam oro gūsiui, oro gurkšniui. Tai vadinasi, tą dieną, jeigu irgi kažką galvojat svarbaus pradėti, inicijuoti ir nori, kad tai užsifiksuotų, kad tai vienu žodžiu būtų stabilu, tai galite daryti tą dieną, nes dar Merkurijus bus susijungęs su karminiu mazgu ir vadinasi, čia bus tikrai svarbios kažkokios situacijos ir jeigu jūs sąmoningai tą dieną kažką ten užtvirtinat, tai laukit pasiekmių, tikėkimės gerų. Dabar sėkmingiausios vasario mėnesio dienos, kur jeigu jūs jomis nepasinaudosit, vasario 18-19. Jau mes būsime užtemimų koridoriuje. Apie jį padarysiu atskirą įrašą, nes šis užtemimų koridorius bomba. Merkurijus laiko kilpais dar neretrogradinis. Ten ir Venera, ir Mėnulis, ir Jupiteris. Vienu žodžiu, labai labai gražus aspektai. Tai tom dienom, jeigu jūs kažką inicijuojat, bet tokia čia, žinot, čia jau grandioziškas kažkoks dalykas. Įmonių steigimai, kažkokių labai svarbių projektų paleidimai. Kas jūsų manimų turėtų turėti net 18 metų į priekį perspektyvas, darykit būtent tomis dienomis. Bus labai gražu. Dabar dar šiek tiek apie žuvų zodiako ženklą, dėl to, kad žuvise čia viskas vyks ir tie užtemimai ir Merkurijaus laiko kilpa. Žuvis yra apie emocijas, apie mūsų pasąmonę, apie tai, ko mes neužčiuopiam, tai yra dievas, tai yra meditacijos, tai yra iliuzijos, priklausomybės, apgaulės ir taip toliau, viskas čia žuvise telpa. Merkurijus, kada retrogradinius žuvise, tikrai padaugės visokių sukčių, apgavysčių, melų, dezinformacijos, nesusipratimų, nesusikalbėjimų, kažkokių neaiškių situacijų. Tai tikrai, mes visą laiką turim būti atsargus, bet tiesiog tuo metu, kai retrogradas nuo 26 iki kovo 20, tikrai stenkitės nepulti aklai kažkur kažką pasirašinėti, įsivelti kažkokias istorijas, kažką daryti, dėl to, kad žuvis tai yra tai, kas neaišku. Iš pradžio atrodo rožiniai akiniai, wow, kaip čia bus gerai, o paskui pasirodo, kad ten šnipštas kažkoks, įstojau į sektą. Ir Merkurijus, kadangi tai yra mūsų mąstymas, tai yra mūsų kalbėjimas,
diskomunikacija tikrai bus šitame laike ir mes tą matysim tikrai ir viešoje erdvėje, matysit, kad nesąmoningos antraštės, melai ir taip toliau, bet retrogradinis Merkuris taip pat sugrąžina situacijas kažkokias, kur buvo melas, kur kažkas išaiškėja, kur ten ilgą laiką buvo kažkas paslaptyje. Tai jau dabar mes matome irgi kai kuriuos jų atgarsius žiniasklaidoje, bet retrogradinio Merkurijaus metu, greičiausiai tiesiog dar labiau viskas iškils ir lygiai taip pat dar didesni susitarimai, slapti visokie irgi užsimegs. Tai, tiesiog pasistengime būti šviesoj tuo metu, kad neįsipainiotumėm patys į kažkokias pinklės, nes čia tikrai mes būsim pažeidžiamesni, nes mūsų protas veiks šiek tiek kitaip. Ir žinoma, tai, kuo aš pasidalinau, tai yra tokia bendrinė informacija, tam, kad pamatyti konkrečiai jums, kaip tas Merkurijaus retrogradas ir visą tą laiko kilpą ir visi tie užtemimai ir taip toliau, kaip konkrečiai jums atsilieps, reikia ateiti pas mane į individualią konsultaciją. Juokauju, bet šiaip analizuoti reikia savo asmeninį horoskopą ir žiūrėti, kas ten pas jūs vyksta, kokius aspektus daro. Ir nepamirštame apie kristalus. Merkurijaus laiko kilpoje labai gerai jaspis, visų rūšių agatai, citrinas, labradoritas, floritas, akvamarinas. Šitie kristalai, jie kaip tik skatina mūsų protinę veiklą, mūsų komunikaciją. Tai bent tiek galime savo padėti, kai šitie dalykai, komunikacija ir mūsų logika pradeda šlubuoti, tai galima rinktis šiuos kristalus.